Kai kalbama apie įmonės veiklos strategiją, labai dažnai tenka matyti tai, jog skirtingi žmonės pačią strategiją supranta labai skirtingai. Jie skirtingai mato, kokia jinai turėtų būti ir kaip jinai turėtų būti paruošta. Aš visą laiką siūlau į strategiją pasižiūrėti kaip į žemėlapį. Kaip į labai paprastą, aiškų žemėlapį, kuriuo naudojasi žmonės norėdami nukeliauti iš taško A į tašką B. Ir labai svarbu turėti galvoje tą faktą, kad toks žemėlapis reikalingas ne tik didelėms kompanijoms turinčiams ilgametę patirtį, bet ir bet kokiai žmonių grupiai siekiančiai vienokių ar kitokių tikslų ir norinčiai tuos tikslus efektyviai paversti realybę. Veikla be strategijos - tai kaip pasivaikščiojimas be žemėlapio atvykus į visiškai naują ir nepažįstamą teritoriją. Ar tai reiškia, kad būtinai pasiklysite? Tikrai ne. Bet pastangų, laiko ir energijos tam, kad nukeliauti iš vienos vietos į kitą, jums prireiks tikrai daug daugiau negu su žemėlapiu ar kokybiška navigacija. Kaip atrodo įmonė ar organizacija, kuri veikia turėdama strategiją ir kuri veikia be jos? Keli svarbus kritiniai momentai. Veikla be strategijos labai dažnai priveda prie to, kad žmonės turėdami kažkokią šaunią idėją, tą idėją įsimylėję ar galvodami, kad ji yra unikali ir nepakartojama, pradeda vystyti vienokią ar kitokią veiklą. Ir tik vėliau, suinvestavus daug laiko, pinigų ir energijos, paaiškėja, kad be jų tokia pat ar labai panašią idėją paraleliai vysto dar 5 ar 10 skirtingų žmonių, skirtingų organizacijų ir jie nėra niekuo originalūs, niekuo išskirtiniai. Tuo tarpu žmonės, kurie prieš pradėdami veikti pradeda ruošti kokybišką veiklos strategiją, jie pasidaro rinkos tyrimą ir išanalizuoja, kas šiuo metu yra rinkoje, ar jų idėja tikrai tokia originali ir nepakartojama, kaip elgesi jų potencialūs konkurentai. Ir tada su tokiais paruoštais namų darbais judėjimas į priekį, sekantys žingsniai, tampa daug kokybiškesni ir daug nuoseklesni. Kitas labai svarbus momentas, kurį suteikia strategijos turėjimas, yra savo konkurencinio pranašumo įsivardinimas. Juk puikiai suprantate, kad nepakanka ateiti į rinką ir pradėti siūlyti kažkokią prekę ar paslaugą. Reikia labai aiškiai suprasti, kuo jūs esate geresni už kitus. Žmonės veikiantys be strategijos, jie paprastai taip ir daro, kad ateina į rinką ir pradeda siūlyti vienokią ar kitokią prekę ar vienokią ar kitokią paslaugą, tiesiog manydami, kad jie sugebės užkariauti rinkos dalį vien dėl to, kad jie labai nori, kad jie yra labai energingi, kad jie yra labai motyvuoti, arba kad tą prekę ar paslaugą pasiūlys už daug mažesnę kainą. Kaip vėliau paaiškėja, to nepakanka. Kiekvienas jūsų potencialus klientas turi labai aiškiai žinoti, kuo jūs esate išskirtiniai, kuo jūs ar jūsų paslauga, jūsų prekė yra geresnė už kitas, kurios jam iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai panašios ir visiškai vienodos. Ir juo labiau, kad prie tų kitų prekių žmonės jau būna pripratę. Ir tam, kad pereitų prie jūsų paslaugos ar produkto, jie iš tikrųjų turi matyti labai aiškų išskirtinumą, kažką tokio, kas juos turėtų patraukti. Trečias svarbus momentas tarp strategijos naudojimo ir veiklos be strategijos yra tai, kad žmonės veikiantys be strategijos nuolat veikia chaotiškai. Jie neturi aiškios krypties, jie neturi aiškių planų, jie neturi aiškių žingsnių ir todėl nutinka taip, kad jie atlieka daug veiksmų, kurių atlikti apskritai nereikėjo. O tai kainuoja laiką, tai kainuoja energiją, tai kainuoja pinigus. Ir labai natūralu, kad konkurencinėje kovoje nereikalingų veiksmų atlikimas sukelia tikrai daug problemų. Ir jeigu jūs veikdami be strategijos ir veikdami chaotiškai susidursite su konkurentais, kurie veikia planingai, kryptingai, su aiškia veiklos strategija, labai natūraliai, jie jūs aplenks ir paliks toli užnugarėje. Chaotiška veikla anksčiau ir vėliau veda prie motyvacijos kritimų. Nesvarbu, kokie žmonės būna pradžioje, nesvarbu, kiek tie žmonės būna motyvuoti ir užsidegę siekti išsikeltų tikslų, kažką sukurti, kažką padaryti tokio, ko jie tiki. Jei per chaotišką veiklą, per nuolatinės problemas ir per nuolatinius iššūkius bus einama nuo vienos problemos prie kitos, net ir labiausiai motyvuoti žmonės tą motyvaciją praranda. Tuo tarpu turint aiškų planą, turint aiškų žemėlapį, iššūkiai yra įveikiami daug lengviau. Problemos yra išsprendžiamos daug greičiau.
Ir labai natūralu, kai žmonės nuolat mato prieš akis savo galutinį tikslą, o tikslas visą laiką būna suformuluojamas strategijoje, ta motyvacija, ta vidinė ugnelė, jinai yra palaikoma daug ilgesnį laiko tarpą. Ir labai natūralu, kad nuolat chaotiškai veikiant ir nuolat blaškantis, net ir pas tuos žmonės, pas kurios veiklos pradžioje motyvacija buvo labai aukšta, ji pradeda palengva mažėti. Iššūkiai, problemos, abejonės, neaiški kryptis, ji labai stipriai neigiamai veikia žmonių pasitikėjimą savimi, tikėjimą idėją, tikėjimą tuo, kad tą idėją galima realizuoti. Tuo tarpu strategijos turėjimas. Jis padeda daug lengviau įveikti atsiradusius iššūkius vien dėl to, kad pakankamai didelė dalis iššūkių jau kuriant strategiją yra numatoma ir tai nebebūna kažkokia staigmena, kažkoks nemalonus netikėtumas. Kitas svarbus momentas yra tai, kad strategijoje įvardinti ilgalaikiai tikslai nuolat padeda susifokusuoti į tai, kas svarbiausia. Net ir susidūrus su eilė nemalonių sudėtingų situacijų, žmonės prieš akis mato tai, ko jie siekia, tai, kur link juda ir tai padeda palaikyti tą vidinį tikėjimą, vidinį ryžtą, vidinę motivaciją. Neturint strategijos, nesvarbu kokio dydžio būtų veikla, ji kainuoja daug brangiau. Prarandama daug daugiau pinigų ir visų pirma prarandama darant netinkamas ir neapgalvotas investicijas. Yra mokama žmonėms, kurių paslaugos galbūt visiškai nereikalingos. Yra perkama įranga, kurios irgi gali neprireikti. Yra daromos investicijos į nekilnojamą turtą, kurios perspektyvoje visiškai neatsiperka. Ir visa tai yra daroma tik todėl, kad nematoma ilgalaikė perspektyva. Nėra aiškių pamatuojamų veiklos tikslų, nėra galimybės pamatuoti, kur šiuo metu randamės, kokią dalį kelio jau esame nuėję. Ir tada, ypač įsisukus į tokią kasdienę veiklos rutiną, pasidaro labai sunku kontroliuoti, labai sunku matyti, kokios investicijos yra pagrįstos, o kokių reikėtų tiesiog atsisakyti. Žmonės, kurie veikia su strategija, jie mato ne vieną, ne du žingsnius, jie mato 10, 20, 30 žingsnių į priekį. Jie mato ilgalaikę perspektyvą ir todėl kiekvienas euras investuojamas į žmonės, į įrangą, į patalpas, į reklamą, į kitus svarbius dalykus, gali būti labai lengvai įvertintas ir labai lengvai paskaičiuotas. Ir tada mes tikrai matome, kokį indėlį, kokią vertę kuria tie investuojami pinigai, nes mes aiškiai matome perspektyvą, kuri, kaip jau sakiau, išdėstyta veiklos strategijoje. Todėl, kaip matote, darbas su strategija ar darbas be strategijos, jie kardinaliai vienas nuo kito skiriasi. Ir kaip rodo praktika, kaip rodo mano patirtis dirbant su verslo įmonėmis, dirbant su įvairaus pobūdžio organizacijomis, anksčiau ar vėliau prie aiškių strateginių planų prieina visi. Deja, veikla be strategijos daugeliui žmonių grupių, organizacijų baigėsi tuo, kad jos paprasčiausiai bankrutuoja, užsidaro, žmonės praradę motyvaciją, išsiskirsto. Ir kai pradedi analizuoti, kai pradedi žiūrėti, kodėl taip nutiko, dažna priežastis, tikrai dažna priežastis ta, kad savo laiku pradėję veiklą jie nepasidarė aiškių veiklos planų. Jeigu jau nusprendėte pasidaryti savo veiklos strateginį planą, nusipiešti tą aiškų veiklos žemėlapį, jums reikėtų atkreipti dėmesį į keletą labai svarbių momentų. Ir pirmasis iš jų yra kokybiško strateginio plano parengimas. Dažnai sutinku žmonės, kurie kurdami savo pirmąją strategiją čia stengiasi sutaupyti ir galvoja, kad strateginio plano parengimui pilnai užteks 15 minučių, gal valandos, maksimum 2. Jie galvoja, kad pasiieškos informacijos internete, susirinks keletą momentų apie tai, kaip yra kuriamas tas strateginis planas ir to pilnai užteks. Deja, realybė yra šiek tiek kitokia. Toks atsainus požiūris į strateginio plano sudarimą vėliau įmonėms tikrai brangiai kainuoja. Nes anksčiau ar vėliau tą strateginį planą, kuris buvo nekokybiškas, reikės perdaryti. O tas laikas, kai buvo veikiama pagal nekokybišką planą, ten buvo patiriamos papildomos problemos, papildomos išlaidos, papildomi žmonių resursų nuostoliai. Kitas labai svarbus momentas yra kokybiška rinkos analizė. Kokybiška rinkos analizė tai tarsi savotiška teritorijos žvalgyba prieš piešiant svarbiausią jūsų veiklos žemėlapį. Jūs turite labai aiškiai savo atsakyti į klausimą, ką šiuo metu rinkoje daro jūsų potencialūs konkurentai. Kas yra jūsų potencialūs klientai ir kokia jų perkamoji galia, kokios jų problemos. Jeigu jūs planuojate vykdyti ne komercinę veiklą, o spręsti kažkokias visuomenės problemas, jūs lygiai taip pat aiškiai turite suprasti,
tų problemų specifiką ir matyti, kas jau šiuo metu ir kokiais būdais sprendžia tas problemas. Tai leidžia labai kokybiškai ir labai aiškiai pamatyti, kokius veiksmus geriausia būtų daryti jums. Ir išvengti daug bereikalingos veiklos, daug bereikalingų laiko ir finansų praradimų. Tada, kai jūs pasidarėte kokybišką rinkos tyrimą, laikas pradėti dirbti ties kokybiškų ilgalaikių veiklos tikslų įsivardinimu, ties jų formulavimu. Ir čia yra vienas labai svarbus momentas. Momentas, kuris skamba kaip protingo, optimalaus minimumo išlaikymas. Labai dažnai žmonės, kurie tik pradeda naują veiklą, stengiasi apriepti kuo daugiau ir kuo plačiau. Jie neįsivertina savo patirties stokos, jie neįsivertina savo realių fizinių galimybių, jie neįsivertina savo finansinių išteklių. Ir dažnai tai priveda prie situacijos, kai išsikeliama per daug tikslų ir dar nespėjus nei vieno iš jų įgyvendinti pritrūksta finansinių, žmogiškųjų ar laiko resursų. Todėl visą laiką, ypač jeigu tai yra veiklos pradžia, stenkitės fokusuoti į 1, 2, 3 pagrindinius veiklos tikslus, neišsiplėsdami per daug plačiai. Vėliau ateityje, kai pas jūs atsiras daugiau kompetencijos, kai pas jūs atsiras daugiau resursų, jūs tikrai galėsite savo tikslų spektrą padaryti platesniu. Turėkite galvoje tai, kad strateginio plano parengimas užtrunka. Čia tikrai nereikia skubėti. Nereikia sužinojus tą faktą, kad strategija yra gyvybiškai svarbi, stengtis tą strategiją padaryti per dieną ar per savaitę. Nes rinkos tyrimas užtrunka. Kokybiškų ilgalaikių tikslų įsivardinimas užtrunka. Žmonių, kurie jums galėtų padėti sukurti kokybišką strategiją, paieška irgi užtrunka. Labai normalu, kai grupė žmonių, įmonė ar nevyriausybinė organizacija savo veiklos strategiją pasidaro 2-3 mėnesių eigoje. Tai tikrai protingas laikas ir čia, kaip jau sakiau, nereikėtų skubėti. Visų pirma, čia reikia orientuotis į kokybę. Net ir parengus labai kokybišką strateginį planą, dar nėra garantijos, kad tas planas vėliau bus realizuotas. Kaip rodo mano praktika, 8 iš 10 įmonių ar grupių, kurios pasirengė savo strateginius planus, vėliau tų planų taip ir neįgyvendina. Nepaisant to, kad jos buvo suinvestuota pakankamai daug laiko, pakankamai daug pinigų ir energijos, tie planai gula į stalčių ir ten lieka dulkėti eilei metų. Kodėl taip nutinka? Kodėl įmonės pasiryžusios nuo šiol veikti pagal strateginį planą, kryptingai, atkakliai, taupant resursus ir energiją, to atsisako? Priežastis dažnai būna labai paprasta. Nebūna paskiriamas atsakingas žmogus, atsakingas už tos strategijos įgyvendinimą. Jūsų organizacijoje po to, kai bus sukurtas strateginis planas, turės atsirasti vienas labai atkaklus, ryžtingas ir motyvuotas žmogus, kuris dės maksimalias pastangas, kad visa veikla pradėtų vykti, visa veikla būtų vystoma būtent pagal tą strateginį planą. O tai, patikėkite, nėra lengva, nes tais atvejais, ypač tais atvejais, kai įmonė ar organizacija jau kurį laiką vysto savo veiklą, yra susiformavę tam tikri įpročiai. Tam tikri įpročiai veikti chaotiškai, tam tikri įpročiai veikti be planų, tam tikri įpročiai veikti nekoordinuojant tarpusavio veiksmų. Ir neužtenka tiesiog pasirašyti planą, kad tie įpročiai pasikeistų. Ir paprastai, tokiu žmogumi dažniausiai tampa įmonės vadovas. Ir būtent nuo įmonės vadovo ryžto ir motyvacijos priklausys, ar visi kiti komandos žmonės pradės veikti pagal sudarytą strateginį planą. Ar įmonėje ar organizacijoje atsiras kryptinga ir aiški veikla, atsiras nuoseklumas, atsiras efektyvus judėjimas į priekį. Kaip jau sakiau, strategija tai yra pagrindinis jūsų veiklos žemėlapis. Ir nuo to žemėlapio parengimo kokybės ir nuo to, kaip toliau sėkmingai jūs jau vadovausitės, priklausys labai daug jūsų įmonės veiklos rezultatų. Nuo to priklausys, ar paversite realybę savo svarbiausius veiklos tikslus, ar išspręsite tas problemas, kurių spręsti buvote susibūrę. Ar išlaikysite aukštą motyvaciją, ar išlaikysite kryptį ir ar įgysite konkurencinį pranašumą rinkoje, kuri šiuo metu, sutikite, yra perpildyta įvairiausiamis prekėmis, paslaugomis, organizacijomis, kurios vienaip ar kitaip sprendžia vienokias ar kitokias problemas.